Žiūrėk, gvazdikam žvakėm ir sovietiniai dievulių tu mano. Kiek reikia būti kvailiem, viduj tuštiem ir besėliam. Žvakė, o man gėlė. Nu, pasižiūrėk. Besėliai bedvasiai. Pasirašė savo kapus. Kaip kitaip gali pasakyti? Žiūrėk, Valdai CK renkasi. Visas centro komitetas Generalai sekretarė. Ir gyva Georgijaus juostelė keliauja. Labą dieną, paimkite dėl pasaulio saugumo. Paimkite dėl pasaulio saugumo. Karo kurstytai dalina. Savo gandus. Savo. Ačiū už vizitinę kortelę. Kai vizitinę kortelę dalina. Pasaulio modelis, ar ne? Kokia simbolika? Ką tai simbolizuoja, gerbiama Erika? Sužinosim, mūsim ir sužinosim. Žodžiu, prie memorialo. Kantrybė tai yra pagrindinė gyvenimo mokytoja. Mokykitės kantrybės, gražusis Būkime jaunuolis. kantrūs, ar ne? Nu taip, tai suprantu. Sakykite, apskritai, su kokiais jausmais šiandien esat šiandien, gegužės 9-oje, gerbiama Erika? Ašgi jums sakiau, kad kantrybės, jaunuoliai. Na, bent pasidalinti emociją, kaip dabar jaučiatės? Na vis tiek, gegužės 9-oji. Nesimato, šviečia saulė, eina žmonės šypsosi su gėlėmis. Kaip jie gali jaustis, jūs net neskirit emocijų? Na, aš galiu matyti, bet negaliu pasakyti, kas yra viduje. Negali jausti, teisingai. Tai kantrybės. Gerai, palauksiu. Matom, ten policijos prieigos, kordonai, tokių agresyvių trolių. Žiniasklaida tokia agresyvi, kelšai kameras. Na čia normalūs žmonės, su gailiam tai normalūs žmonės. Nieko nespėjau. Dalina ten vizitinės korteles savo. Nežinau, O tas... Aš taip paėmiau. Paimk, ačiū. Šitą psichopatas manęs net nepastebėjo. Mūsų pagerbė išvadino centro komitetu, tai sakyčiau pagerbimai. Kažkada sapaliojo, bet manęs jisai nepastebėjo. O kokia jų žiniasklaida? Kokį? A, TV3 amerikoniška. Amerikoniška. Nu galima, kaip norėsi, taip išversi. Bet ne Lietuvos. USAID. Lietuvai. USAID žiniasklaida. O mums atrodo, mes dirbom Lietuvai. O kokia jų žiniasklaida? Bet mes nefinansuojame. Mes žmonėm dirbam. Jūs amerikonai, tai va to atskirtum. Tai jūs už nulį dirbat, niekas jų nemoka. Vat būtent iš idėjos. Bet kaip jūs išgyvenat? Toks paltas, toks telefonas, o net kamera. Šitą paltą net pirštų galėčiau parodyti, kas padovanoja. Dovanoja? Taip, dovanoja O kas žmonės. dovanoja? Žmonės įvairūs už tai, kad jūs remia amerikonai, jūs samdo, o mūsų remia iš idėjos. O tuo ir skiriamės. Tai vadinasi, o kiek laiko jūs taip gyvenat iš idėjos? Nes, 20 metų socialiniai projektai, kurių dabar niekas neremia, žmonės patys remia. Bet ar tikrai tik socialiniai projektai? Nu dabar jau ne socialiniai, dabar visuomeniniai, bet kadangi sąskaitos uždarytos, kas buvo įpila, kas kamerą dovanoja, kas paltą, kas botus, taip mes ir išgyvename. Bet žiūrėkite, tada geri žmonės Lietuvoje gyvena ir turi iš ko gyventi ir jums gali padėti. Gal nėra taip blogai? Geri, visur yra gerų žmonių, normalių žmonių, sakykime. Tai gal nėra taip baisiai blogai? Mums ne, Ne? mums puiku. Lietuvos administracija tik bloga. Tai Lietuvos valdžia yra bloga. Nu, tai, Taip, ne Lietuvos, čia yra ne Lietuvos, yra samdyta, pastatyta, kolaborantai yra, kurie Lietuvai tikrai netarnauja ir mūsų tarpe, nes finansuoja. Ne, tai žiūrėkit, jau kas dėl mūsų, tai mano sąžinė ramiai, aš dirbu Lietuvai ir ne už nieką. O dabar sakykit, ar rinkimuose dalyvavot, rinkot valdžią, išreiškėt savo valią? Be abejo. Bet jūsų valia, kaip suprantu, nebuvo išklausyta. Dėl to ir jaučiatės... Kodėl išklausyta? Išklausyta. Tik tai, kadangi jūs uoliai padedat formuoti visuomenės nuomonę, kryptingai, kad valia būtų gesinama žmonių, kad nusamdyta valia, sužaista valia laimėtų, todėl mes ir turim tą. Na, žinot, Seimo rinkimuose, Seimo rinkimai, kai vyko, tai aš tuo metu dar nedirbau, tai sakykit, nu, aš tai nežinau, ką jūs turit mintyje.
Apie ką? Nu, apie mane konkrečiai jūs norit gal pasakyti, bet... Apie jūs konkrečiai nėra ką sakyti, kadangi jūs... Aš nežinau, aš jūsų irgi labai gerai nepažįstu kaip jūs manęs. Tai, jūs esat belytis, beformis žurnalistas, kadangi tie, kurie dirba už pinigus, savo nuomonės turėti negali. Pas jūsų nuomonė yra suformuota. O kaip, o aš negaliu turėti savo nuomonę? Žinoma ne, kadangi jūs išmestų. Tada jeigu netitiks nusamdyti nuomonė, jūsų neliks. O pabandykim dabar pasakyti, ką nors, kad mane išmestų iš darbo. Tai, tai jūs ir sakykit. Tai man dabar reikia pasakyti, kad gegužės 9 yra pergalės diena. Be abejo, jūs pasakykit tą, kad pergalės diena ir jūsų neliks. O jeigu aš sakau, kad aš nemanau, kad gegužės 9 yra pergalės diena, tai aš jau nupirktas. Pasakykit. Viešai pasakykit šitą. Ne, taip būtent. Pasakykit tą viešai, kad ne gegužės 9, vat valdžios pozicija. Tai žiūrėkit, mano nuomonė, jeigu mano nuomonė sutampa su valdžios pozicija, jeigu mano pozicija sutampa su valdžios, tai aš jau nupirktas. Tai jūs žurnalistas ar propagandistas? Aš esu Lietuvos Respublikos pilietis. Tai jūs tada ne žurnalistas, vis tiek. Mes irgi piliečiai. Ir žurnalistas, ir jūs pilietis, mes visi piliečiai. Nu tai vadinasi, jūs galite, dirbdami čia už svetimos valstybės pinigus, jūs propagandą varo, o ne žurnalistiką. O žiūrėkit, kaip jūs galite tą įrodyti? Tai paprastai, nes yra vieši dokumentai. Ir žmonės tai vertina automatiškai. Kuo skiriasi žurnalistika nuo propagandos, tai jūs ką negi nežinot. O sakyk, dabar ties gegužės 9 grįžtant, su kokiais jausmais jūs šiandien ateinat? Ar pakili nuotaika, ar vis tik tai... Normali, šventiška. Ir adekvačių žmonių yra. О том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед тех, кто жил во имя вас. Нет, так они, если выступают, они подписывают. Nu šitas visas žvakutės, tai aš kiek supratau išmes iš karto po tų švenčių. Kas yra šioje nuotraukoje? Bet paminklo vietoj tik tai lentelė. Kaip jaučiatės, kad nebėra paminklo? Turėjo palikti, sako. Nu, čia pripuolė. Dar vieni propagandistai. Ir byla, aš lietuviškai rusiškai man jau visi. Aišku, kad linkėjo. Ne paminklas buvo, ne paminklas. Visur stovi. Musalinį stovi ir rusams stovi visur, o pas mus negalim. Nu, kodėl, sakykit, nes jūs atsakykit. O, visai nesvarbu. O jums patinka, kad nėra paminklo? O jums? Man nepatinka. Žinokit, man patinka, va tokia. Tai LRT valstybinis. Jūs savo nuomonę asmenę turit, ar tik tai valdys? Ar jūs žurnalistas, ar propagandistas? Kaip jūs vertinate? O ponia Juraitė, jūs nebijot ateiti čia su raudonais gvazdikais? Dar neuždrausti raudoni gvazdikai įstatymo. Matot, Georgijaus juostos neturiu, nors mielai turėčiau, kadangi iš karto grėstų įkalinimas. Nors 6 dieną Bulgarijos Georgijaus juostos buvo diena. Bulgarijos būtų uždrausta ar neuždrausta? O kodėl jums tokia svarbi Georgijaus juosta yra būtent? Todėl, kad simbolizuoja šventąjį Georgijų. Šventasis Georgijus yra, o su šituo šventojo Georgiju žuvo ir lietuviai, ir ukrainiečiai, ir žydai, gindami visą pasaulį nuo fašizmo. Nu, tai čia yra natūralu. Jį ginti ir Georgijaus juostą. O jums nekliūna tai, kad Georgijaus juostą dabar naudoja rusai kovodami prieš Ukrainą? Man kliūna, kad draudžia tą Georgijaus juostą. Tas man trukdo. Va, bet nu ką darysi, taikausi prie realijų. Psichiškai sveikas žmogus turėtų prieš nenugalimą jėgą, atsitraukti. Tai va tas yra nenugalima jėga dabar. Draudimas simbolikos.
tokia nuomonė. Kokiu dar norėtumėt simbolių, pavyzdžiui, šiandien atsinešti? Nuo mano noro mažai kas priklauso, kadangi yra realios gyvenimo. O simbolių, tai, pavyzdžiui, uždraustas fašizmas, svastika, kuris yra lietuvių ženklas. Lietuvių senovinis ženklas, saulės ženklas, uždraustas. Teisme buvo nugalėta. Žvaigždė raudona, kažkodėl uždrausta. Va, nors visur jinai simbolika, tai yra ir amerikonų vėliava, net yra visur yra. Tai yra daug kas šiandien draudžia, rytoj atleis, ir kas. Tikit, kad rytoj nebus draudžiama? Rytoj poryt sąlyginai, aišku, kad nebus. Nes sveikas pasaulis su sveiku protu paminklų negriauna. Paminklai turi būti kaip atmintis. O čia gėris, blogis. Žiūrėkit dabar pirmo pasaulinio karo aukos. Vokiečiai su rusais guli kartu. Niekam pasipiktinimo nekelia. Vienodi pagerbiami vienodai. Čia yra beprotybės išraiška, naikinimas istorijos. Kokia graži jūra. Erika, gal tada pasakysit porą žodžių? Tai pirmą atiduokim pagarbą, gerai? Gerai, atiduokim. Pagarbą atiduokim. Už tave, už save, už visus. Ir šitas mažiukas, žinai, simboliškas žemės rutulys. Jis mums toks svarbus šiandien. Kazimierai, ar būtų smagiau Maskvoje minėti šitą dieną? Žinoma smagiau, kadangi iškilmės normalios, masiškumas, pasaulio lyderiai susirenka. Įdomiau tiesiog. Nebaisu, kad dronais apšars? Ne, ko ten bijot. Ne, dėl to nebaisu. O būna čia ir perkūnas gali trenkti, ir žaibas. Tai jeigu to bijot, tai žinot, gatve nevaikščiot, mašiną gali nutrenkti. Gal slapčia reikėjo į kokį autobusiuką sėsti išvažiuoti? Ne, aš stengiuosi daryti, kas leidžiama. Dar sveiko proto, kas turi, tai vis tiek nenugalima, jeigu reikia skaityti. Tas pats kaip simbolikos nenešiot, dar kas. O jeigu, pavyzdžiui, išvažiuoti ir atgal neįleidžia, kas tada? Negerai būtų. Man atrodo, to nedaitų, dar vis tiek imitacija įstatymų kažkokia tai yra, tai įleistų, kurie dėtus. Bet to reikėtų parodomai procesą padaryti, štai buvo Maskvoje, ten taip, kad įleistų. Nes šiandien negalima gal jūsų paklausti. Norėjau švęsti Maskvoje šitą dieną, neįleidau jūs. Ar neturit kantrybės palaukti, kol žvakutės uždegsim? Jums būtinai prisikabinti dabar, ne? Ar jūs nematot, kas yra svarbiau už jūs? Kiek supratau, šiukšliadėžė paruošta, kad išgarbinti visą tą, jeigu aš teisingai supratau. Tai įdomu, kaip jie viską išnešinės. Iš karto, kai žmonės įsiskirstys ir turbūt viską surinkinės ir į šiukšliadėžę. Su fašistinėm vėliavom turbūt ar tautinėm. Как под гипнозом поднесли в одном клубке владыкам новым, и почудилось, что фюрер нас поощрительно похвалил. За то, что мы остановили. Нас накликали с тех пор утратив главные вестись на площади и бегать даже от картонного ножа. Нас наказали тем, что мы теперь не знаем, как уберечь детей от чувства моржи. Paskutinį kartą buvom čia tada, kai jie buvo, dar matėm tada, kai jie buvo skudurais apdangstyti. Atsimeni, Kazimierai? Tai va, šiandien jau neturim to gražaus memorialo, bet šiandien turim atminti. Taip jau būna, kas uždrausta, tas dar svarbiau. Ir nugriaudami jie tiesiog įrašė tą memorialą neišnaikinamą. Atminti mūsų širdise, tai va taip. Хотел поплакать, а может попросить, чтоб наш танк подняли боевые флаги. Gerai, labai gerai. До конца пошли границ, что у нас в будущем сложилось. Reikia džiaugtis, kad žmonės eina ir eina. Reikia džiaugtis, kad daug drąsių žmonių. O gal galima lietuviškai jūsų paklausti?
Sakykit, ar jūs prašėt, kad jūs išleistų gegužės 9-ąją į Maskvą, kaip dabar jaučiatės nenuvykus ir galbūt ką ten būtumėt darius? Žiūrėkit, taip įdomi jūs paklausėt, jūs gi net ir rašėt apie tai, pranešėt, kad manęs neišleido į Maskvą, o dabar liktai pirmą kartą atėjot paklausti. Jūs gi pranešėt tas žinias viešai. Taip, aš norėjau būti Maskvoje, taip, tai yra mano svajonė būti tokios didelės šventės metu, jubiliejinės šventės metu Maskvoje. Aš taip labai svajoju ir aš manau, kad ateis tas laikas, aš tikrai būsiu Maskvoje ir pamatysiu tą paradą, ten vietoj nugalėtojų paradą. Kažkada žiūrėjau paradą nacistų, tų nelaimingų vokiečių, kurie po karo žygiavo, apskūrė, apiplyšę, mėtė savo atributiką, jie pasiekė Maskvą, bet tik tai ne taip, kaip jie svajojo, jie pasiekė Maskvą. Jie praėjo paniekinti, pažeminti Maskvos gatvėmis, jie tokie buvo. Šiandien norėtųsi, kad nebūtų nei to, nei kito. Šiandien, kaip aš ir sakiau, mes atnešėm mažą gaublį. Mažas gaublys tai yra jūsų visų namai. O namai turi būti saugus. O kad namai būtų saugus, reiškia, mes kiekvienas turim savo indėlį turėti į saugus namus. Reiškia, aš turiu jūsų pažiūras toleruoti, jūs mano, jeigu tai nesukelia karinių veiksmų. Reiškia, mes turim mylėti vieni kitus. Reiškia, mes turim būti kartu ir šiandien čia didžios pergalės dienos šventės proga, aš sakau, išsaugokim mūsų namus taikius. Tai va, ir visus su švente. O kaip ukrainiečiams jaustis saugiais? Aš ką tik pasakiau, visus su švente. Ieškokim priežasčių. O kaip ukrainiečiams švęsti? Tai jūs paklauskite ukrainiečių, gerai? O kodėl mums reikia atsiriboti nuo ukrainiečių, jeigu nuo rusų nereikia atsiriboti? Klausykit, aš iš viso jūsų nieko neprašiau. Aš jūsų nieko neprašiau, nei atsiriboti, nei neatsiriboti. Aš pasakiau tai, ką aš norėjau pasakyti. Jūs supratote taip, kaip jūs norėjote, bet aš esu tolerantiška jūsų atžvilgiu. Jūsų valia, jūsų smegenys, jūsų tvirtovė. O sakykit, jūs atėjote čia kaip žurnalistė, mačiau, turite žurnalisto akreditaciją tokią kaip... O čia jums labai svarbu? Nu, labai svarbi detalė. Labai svarbu. Gerai, tai smagu, kad nes jūs kaip ir organizatorė, bet ir kaip žurnalistė. Organizatorė, jūs ką turite mintise organizatorė? Galite patikslinti, kas tai yra žodis, kodėl organizatorė? Vat pasakykit, vat jūs pasakėt žodį ir paaiškinkit man tada, kas tai yra jūsų... Organizatorius tas, kuris kviečia ir žino, kad į jo kviečiamą renginį ateis žmonės. Ai, čia tas, kuris kviečia, ne? Supratau, aš tai sakau, kad aš ateisiu ir galite ateiti visi. Organizatorius tai tas, kuris pasirūpino, kad čia būtų tvarka, kad čia būtų uždegtos žvakutės. Organizatorius tai tas, prieš kurį aš lenkiu galvą, kuris pasirūpino, kad šitie kapai būtų sutvarkyti, buvo talka padaryta. Tikriausiai visi pamenat, kokia čia buvo situacija po to, kai atvažiavo sunkiasvorės mašinos ir tą mūsų visų gerbiamą paminklą suniokojo. Jūs jo bijojote? Jūs jo bijojote to paminklo? Jūs asmeniškai. Jums jis ką nors blogą padarė? Man jis simbolizuoja okupaciją. Gerai, bet man jis gali simbolizuoti okupaciją. Jūs gali, bet jūs galimai gali. Jūs atėjot, kažkas jį pastatė, ne? Jis tiek metų stovėjo kapuose. Jis tiesiog stovėjo kapuose kaip pagerbimas žuvusiam kariam. Bet vat kažkas sugalvoja, ne? O kas kažkas sugalvoja. Va čia jūsų žinia. Senukas kariavo. Tai va. Mano giminės buvo ištremti sovietų valdžios. Tai nieko, ir mano buvo ištremti. Senelis mano buvo partizanų vadas. Ir su tuo reikia taikstytis. Bet karas buvo laimėtas ir už tai reikia padėkoti. Šitiem žmonėm daugumai buvo tiek metų kaip jums. Jie turėjo mylimas merginas. Jų laukė mamos, jų laukė sesės ir nesulaukė. Galvojat, jie labai svajojo žūti. Ar labai svajojo žūti? Nelabai svajojo žūti. Bet jie nusprendė, kad reikia tą tėvynę apginti. Ir aš manau, kad šiandien mes dėl to, kad juos pagerbti, padėkoti už tą pergalę. Už tai, kad jūs esat gyvas. Kad mano kažkokia genties dalis nesudegė Osvencime, ne? Šiandien aš esu čia, aš gimiau. Jūs. Tai va, apie tai. Jūs kalbėdama rusiškai sakėte, kad победа за Россию. Jūs kalbėjote apie Rusijos karą Ukrainoje? Aš kalbėjau tai, ką aš norėjau pasakiau. Kaip jūsų smegenys suprato, čia jūsų asmeninė problema. Jeigu jūs visą mano kalbą girdėjo, tai tikriausiai išgirdot ir tą lemtingą sakinį. Raudona vėliava Reichstage iškėlė Rusiją. Jums ne tai
žemai, jūs nesuvokit, jūsų mentalitetas per žemas, Jūs dabar atsiprašau. palaikote Rusijos Kodėl jūs čia persikėjot mane? Ne, aš nesuprantu, jūsgi net nemokat atsakyti, suvokti, ką aš visiems pasakiau, visi suprato, kas iškėlė vėliavą Reichstage. Aš paskui pakartojau dar lietuviškai ir jūs stovėjot šalia manęs, bet jeigu po 2 pakartojimų jūs dar nesuvokėt, tai labai atsiprašau. Tiesiog, mokykitės išgirsti, tai yra svarbu. Tai va, я думаю, что если это видео увидят наши друзья, то вчера день рождения отметила борец за справедливость, за свободу, за правду Татьяна Жданука. Это вам большие поздравления с Днем Победы. И у нас есть много друзей в Москве, в Сажи. У Малатова это для меня человек с большой буквы. И я думаю, что сегодня она празднует праздник на Красной площади. Значит, привет вам из Литвы. Мы тоже здесь, мы мысленно с вами. Сегодня здесь люди будут идти целый день. Целый день. И там ждут другие люди, которые бы хотели эти цветы забрать и выбросить в мусорный ящик. Выбросив цветы, они не выбросят нашу память. Никогда не выбросят нашу память. Но мы будем знать, что они для себя подготовили там мусорную машину. И что они, наверное, туда уже и готовятся. Ну, это так можно подумать. Это не подумать, это написано. А так написано, ну вот. А сейчас я хочу еще поискать некоторых людей, которые были в прошлом году. Я очень надеюсь, что мама Вадо будет. Она в прошлом году была с фотографией. И я надеюсь, что в этом году у нее здоровье еще даст ей возможность, и она приедет. Так что... Aš tai žmogų noriu pakalbinti. Давайте, einam pakalbinsim. Jūs galima pakalbinti? Здравствуйте. Добрый день. Вот видим, что фотография. Да, это мой Можете город рассказать? Он погиб в 43-м году в Сталинграде. А кто это? Дед мой. Мамин отец. Николаев Николай. Kuris atspindi, kad lietuviai taip pat padėjo partizaniniam kare prieš fašistinę Vokietiją. Kada žuvo tėvas, šautuvą jam davė, jam 15-mečiui mėlynom akim. Paverkė berniukas apkabinės klevą ir išėjo priešui užmokėt ugnim. O kada jis grįžo su draugais iš miško vėl į gimtą kaimą po beržais žaliais, buvo jis kaip tėvas, truputį pablyškęs ir kaip tėvas buvo smilkiniais žilais. Taigi ačiū visiems anūkams, proanūkiams tų žmonių, kurie iškovojo pergalę. Ir jeigu prisimenant nuostabųjį Vladą Mazuriūną, jo eilės apie karą, kaip jisai sakė, tu neverk, aš sugrįšiu namo dar 3 kartą, kai vyšnio žydės. Bus naktis ir tyli, ir vienoda, ir spindės mėlynoji žvaigždė, tu padėsi man galvą ant kelių. Į melsvas man šypsosies akis, nuaidės mūsų didelis kelias, lyg sušaudyta šūvio naktis. Nuostabioji Lietuvos lakštingala Salomėja Nėris. Nemune ledai išplauks, obelis pabals. Lauk manęs pavakary vėtroj prie obels. Šaltis išrašys languos tulpes ramunes. Negyvos žiemos peiguos tu jan lauk manęs. Tu žiedelio nenumauk, nenukirp kasų. Ilgai laukus dar palauk, grįšiu iš tiesų. Tie, kurie kariavo, juos palaikė brangių žmonių laiškai. Juos palaikė ta tiesa, kad jie kovoja už tėvynę. Tie, kurie buvo namuose, jie buvo laukime, jie bijojo to laiško, tos žinutės.
tos baisios žinutės ir laukė to trikampėlio kareivio laiško. Ir savo pasisakymą gal norėčiau pabaigti vis tik Salomėja Nėrim. Tai yra jautri moteris, kuri išgyveno savo asmeninę tragediją. Išgyveno visą tą laikotarpį ir jį perteikė per save. Ir būtent per jos tą sielą mes žinom, kai buvo sunku. Kai buvo sunku, šiandien taip pat yra nelengva. Ypač žmonėm, kurie nori tiesos, kurie tiesos ieškojime, kurie nesupranta, kaip galima didvyrius padaryti nusikaltėliais, kurie nesupranta, kaip galima uždrausti švęsti gegužės 9. Tiesiog jau ir pasimečiau. Yra tais eilėraštis iš negandingų vakarų. Audrų perkūnijų prikrauti lingavo debesų laivai. Tada graži, graži buvai akim melsvųjų ežerų, lyg eidama linelių rauti. Ir aš manau, kad tai apie Lietuvą. Tai apie Lietuvą kryžkeliai tuo met ir apie Lietuvą kryžkeliai šiandien. Ir vėl iš negandingų vakarų. Tai va, o šiaip manau, kad net ir neturiu teisės daugiau drumsti ramybės didvyrių, kurie ilsisi čia. Mūsų pagarba, mūsų begalinė meilė ir amžinoji atmintis. Ir amžinoji ugnis, kurios neįmanoma užgesinti. Ačiū labai. Можно с вами поговорить? Пожалуйста. Ну вот вы сегодня пришли, да? Спасибо вам огромное. Я вас видел, по-моему, по телевизору. Ай, лучше бы не видел. Телевизор никогда меня не показывал тем, кто я есть. Телевизор показывает так, как им хочется. Я благодарю вас. Вот вы пришли, вы не боитесь, что у вас на груди есть медаль, а у нас, знаете, какие законы? Так что я? Я получил, как было, у меня 20 лет. Большие учения были в армии, я служил. А теперь 80 лет мне. Так, вы празднуете как раз свое 80-летие с Днем Победы. Так, но поздравляем советская вас. Символика запрещена в Литве демонстрировать. Это не советская символика. Вы не слышали? Это его награда личная. И если вы бы почитали законы Литвы, личные награды человек имеет носить право всю жизнь. Так вот вы еще почитаете? Я езжу в троллейбусе. Это праздник, это праздник. А вам не нравится? Уходите. Уходите, вас никто не держит. Даже не смотрите, а вдруг вам плохо станет. И мне удивляет, что вы русский язык понимаете, оказывается. Ой, как хорошо. Žinoma, augau okupacijos laikais. О, ну и хорошо, идите Это тогда к вашим запрещено, оккупантам, идите. Rusų kalba. Вы поляк, да. Я думаю, что мы русский язык все умеем. Вот люди, которые вот вашего возраста, моего возраста, мы же в Советском Союзе все умели русский язык, это хорошо. Знаете, там, где я родился, там не было литовцев, там все были поляки. Тоже хорошо. Вот. И поэтому в польскую школу ходил. Ну, а знаете, у нас там орудовали эти лесные братья. Да, да, да. Вот. А дети наслушаются этих. И все это как-то воображали, что это литовцы. И не хотели учить литовского языка. Ну вот у вас такая ассоциация. Такое было детство. И так получилось, что сейчас всю жизнь живу в Литве. И слабо умею на литовском. Ничего, но я думаю, что из-за того все равно все вас понимают, и вы можете свободно жить. Ну, я не жалуюсь. Ну, слава Богу. Значит, вокруг вас живут хорошие люди. Дай вам Бог здоровья. Простые люди, литовцы, очень хорошие люди. Да. Я их уважаю. Да, вы правы. Только было время, когда вместе работали, дружили, влюблялись, женились. Мои братья двоюродные все имеют литовок. И ничего, нормально. А сейчас пришло такое время. Вы так красиво сказали, у любви границ нету, и национальности тоже. Так. Так что с праздником вас, с большим праздником. И надо порадоваться, что сегодня нас много
О, какая ранка шелка. А за что вы эту медаль получили? Так сказали уже. Это были большие учения окружные. Я был в армии. И на день рождения там хорошо показал себе на учениях. Ну и вручили эту медаль. И сколько лет это назад было? В каком году? В 64-м. Мне было 3 года. А меня еще не было. Ну, мне было 20. Kazimierą mes draugų turim, bičiulių turim, kaip reikia džiaugtis. Ir čia, ir ten mes turim draugų, ir bendražygių. Nuotraukas dar norėčiau irgi pažiūrėti. Jo, mes turim būtinai pasižiūrėti tas nuotraukas, nes jų vis mažyn ir mažyn. Ir mažyn vis. Ir dar aš galvodau, mama yra, jinai praeitais metais buvo tokia mažytė, nedidelė moterytė, tokia drąsi. Taigi jo sūnų deportavo, prie Kaliningrado sienos paleido ir tai va. Taip, deportavo, praktiškai išvarė ir jo mama, sena mama, 86 metų liko ir padėtis labai sunki, bet pernai jie atėjo. Ir mano akis taip ieško su didelė viltim, kad ją pamatyti. Už ką deportavo Vladimiras? Jisai net nežino už ką, tiesiog už tai, kad jis rusas. Ko gero jisai neįsižadėjo savo tautybės, savęs ir... Gal žinai, kiek deportavo rusakalbių iš viso? Žinokit, skaičiaus nežinau, laukiam Valerijaus Ivanovo ir va tas žmogus mums pateiks daugiau informacijos. Žinau, prieš 2 metus Kasčiūnas gyrėsi, kad 2000. Prieš 2 metus buvo, tai dabar... Apie kai kurių deportavimą mes žinom iš spaudos, iš tai, kad jie drįso pasakyti, kai kurie tiesiog išvyko tyliai, bijodami pakenkti savo artimiesiams, savo aplinkai, kuri čia lieka, tiesiog gynė savo vaikus, savo einis buvo ir taip. Sveiki, su pergalės diena, su visų mūsу пергале, таigi. И вот этим людям всегда хочется сказать спасибо, огромное отдельное спасибо. Так вот, и то в прошлом году как красиво было все, и в этом, да. Все умнички. Да. И они же здесь работали несколько дней, все делали. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей. Не бекет, Алика, не бекет. Не в землю нашу. Suprantat, kas ne? Noriu čia dar. Aš labai noriu čia. Aš niekur neįsiu dar. Labą dieną, ponia. Kiek žinau, sakė, visi jau kalbinos, mes šiek tiek pavėlavom, bet gal irgi galėtume komentarą. Komentaras tai muzika, kuris skamba. Gražiausias komentaras šiai dienai. Aš manau, tai šita daina. O sakykit, kvietėt jau visus prieš anksčiau susiburti, ateiti, kokiu tikslu? Kas tai yra pasakyti kvietėm? Aš tik priminiau, kad mes turim vienintelę vietą, iš kurios dar valstybė šnauja mūsų nevaro. Tai yra kapinis. Čia. Aišku, jie suniokoja, išvertė paminklą. Jums paminklas asmeniškai trukdė? Jums asmeniškai. Asmeniškai aš jo, žinokit, nemačiau. Bet jis jums ir netrukdė, ne? Ir jisai netrukdė, žinokit, 100 000 žmonių. Bet kažkam labai norėjosi padaryti kažką skaudaus, ne? Pažeminti artimuosius, giminės, tų žuvusių žmonių. Kažkam labai norėjosi sukelti priešiškumą. Ir jie nugriovė tą paminklą. Bet dabar karo kontekste... Kokiam karo kontekste? Paminklų negalima griauti. Būtent paminklas žuvusiem primena mum, kokia tai yra kiekvieno karo kaina. Čia nėra lietuvių? Kiekvieno karo kaina yra baisi. Ir šitas paminklas mums visada priminė, kad neleiskite žmonės, kad ateitų karas į jūsų namus. Mes ten padėlėjom mažytį simbolišką gaublę. Mažiuką gaublę. Rusai, estai, latviai, kubiečiai, prancūzai, australai, amerikiečiai. Bet tas gaublys yra visų mūsų namai, suprantat? Jūsų, mano, jūsų mamos, jūsų giminaičių, Kazimiero, visų. Ir mes norim įsaugoti tą gaublį ir kiekvienas mūsų priešiškas judesys
yra kaip ir toks, kaip pasakyčiau, pastumėjimas į konfliktą. Bet turim neatrodo, kad sovietų karių pagerbimas dabar tas pats, kas Rusijos Iš kur jūs ištraukėt žodį sovietų? Aš nežinau, aš užaugau ir gimiau tarybų Lietuvoje. Žodžio sovietai aš nežinau, kad čia per naujadaras. Tarybų sąjunga buvo, tarybų Lietuva. Ir šitie žmonės žuvo ne vakar, ne užvakar kariaudami vienoje ir kitoj pusėje. Jūs šiandien suprantat, kad mes minim 80 metų jubiliejų pergalės dienos. Apie kokią Rusiją jūs kalbat? Jūs pamiršot, kas laimėjo. Taigi viskas gerai. Šiandien mes susirinkom ne pyktis, o švęsti pergalės. O jūs sakot, kad tas paminklas, statytas labai senai, gali šiandien kam nors pakenkti. Jisgi ne jums, ne mums, ne ukrainiečiams ir žuvusiems kariams. Tiek. Ir jeigu jūs ir aš tai suprasim, taigi visai kitaip gyvensim. Aš ant jūsų niekada nepyksiu, jūs ant manęs. Jūs ateisit prie savo tėvų paminklo, aš prie savo. Ir kas čia tokio? Pas mane pusė giminės žuvo kare, kariaudami. O vėliau mano senelio giminė ištrėmė, jis buvo Tauro apygardos partizanų vadas. Bet reikia kažkaip sugebėti neužauginti pykčio ir keršto. Ir jeigu imam ir nuo tos minutės kažkurios nusibrėžtos gyvenam be pykčio ir keršto, tai ir neturėsim konflikto. Bet žinoma, kai valdžia sugalvoja, kad čia reikia griauti, mano miestelyje Jiezne naktį nuvertė paminklą karių kapuose. Jis stovėjo ten tiek daug metų. Niekam nekliuvo, kapinės prižiūrimos, neapaugusios, tvarkingos, bet kažkoks idiotas, kitaip negaliu pasakyti valdžioje. Aha, reikia visi verčia ir mes versim. Nu ir kam? Ar tai atnešė mums daugiau supratimos vieni su kitais? Ne. Neatnešė, ten daug lietuvių žuvusių ir kitų tautybių. Ir suprantate, tą miestelį, kaip ir į kitus, jeigu ta istorija po karo, tai kokių 40 metų važiavo ten tų žuvusių žmonių artimieji, jie vežė ten gėles, paskui jų anūkai važiavo. Vėliau, kai mes pradėjom atsiriboti nuo visų, dabar, kai Lietuva pykstasi su visais, kažkam neleidžia lėktuvu nuskristi jo norimą vietą. Nu, tragedija. Tai gal aptverkim tą mūsų idiotinę valdžią kažkokią vėlą ir tegul jie gyvena savo sukurtame pasaulyje, nes Lietuva dabar kuo ten tveriasi spygliuota vėla, dar kažkokias minuojasi aplinkui. Nu, tiesiog juokinga. Reikia investuoti į taiką. Iš tikrųjų, taiką investuojant, mes turime investuoti į švietimą pirmiausiai. Ir žmogaus sveikatą. Sveikas, apsišvietęs žmogus būna laimingu žmogumi. Aš linkiu, kad jūs taip ir augtumėt, jūsų vaikai būsimi, ar esame jūsų anūkai, proanūkiai, tegul jie auga taikiame žemės rutulyje ir kiekvienas sveiko proto žmogus šiandien to nori. Ačiū. Ačiū Jums. Вы запечатлели некоторые моменты, очень интересные. Пожалуйста. А мы вам совсем не запрещаем это. Совсем. Это очень интересно. Все равно мы не запрещаем никому. Потому что я живу открытой жизнью. Спасибо вам, что вы есть. Так что все что хорошо. Вы на публику говорите это. А так куда? А куда? Я же не делаю ничего плохого. Я говорю о том, о чем я думаю. И мне нечего бояться. Пожалуйста. Как я живу, так оно и есть. Мы вас любим. Спасибо. И я вас всех люблю, абсолютно всех. С праздником, здравствуйте. С праздником, здравствуйте. Su šventėm, su šventėm. Ačiū, mes nueisime tą senąją vietą, kur buvo. Sveiki. Nu tai reikia. Valerijai stojat važiuojam. Lauksim. Nepabėgti. Ne, tai kaip mes galim pabėgti, nesulaukę Valerijaus. Jokių būdų ne. Nu, jis pasakė, kad jis nori pažiūrėti ten paradą. Tai pernai buvo lygiai tas pats. Mes jaudinamės visi, o jis sakė, aš žiūriu paradą. Šventas reikalas. Mes einam į seną vietą, kur, atsimenat senas, anksčiau prieš šitą memorialą būdavo ten karys su vėliava. Va, kur 4 lakūnai. Einam pažiūrėti, sako, ten dažnai. Jūsų ryškesnės, gražesnės. Gerai. Nu ir alyvų žydėjimas. Nu tiesiog.
Tai va, ir jeigu kas pasakys, kad Lietuvoje nėra minties ir nėra pagarbos, tai tegu atvažiuoja pasižiūrė šitą gėlių ir žvakučių taką. Begalinė paгарба, отментис. Это для наших друзей. Литва жива, Литва помнит. И вот эта дорожка свечек и цветов к месту бывшего памятника мемориала. Оно говорит за нас всех. Значит, в Литве помнят, празднуют. Мы вместе со всеми. С Днем Победы, дорогие наши. Нас много, люди идут, и я думаю, они будут идти целый день, и все с праздником друг друга поздравляют. И мы тоже посылаем вам праздничные поздравления из Литвы. С праздником, дорогие, с праздником! Памятник советскому солдату. Казимирос, это вы в прошлом году сняли вот эту тряпку и получили штраф? 2 года назад. Предложили 10 евро добровольно самому заплатить, я не заплатил, тогда 86 евро. И сейчас эти приставы арестовали счета, уже получат 400. Так вот, просто они под вот этим черным материалом спрятали солдата. Ну, насколько же много у них в душе этой боязни, да? Как они вообще-то спят, если даже им надо закрывать? А вдруг этот солдат ночью придет и скажет: ну, твари фашистские, а ну-ка вон, вот это будет сильно. Дай Бог, солдат, чтобы ты это сделал хотя бы ночью во сне, за то, что не закрыли. Приходи к этим тварям. А пока это мы должны сделать за их, за вас. Greit visi pamiršom siuntimus visus. Dujų kameras. Šiandien čia turėjo būti visi Lietuvos žydai gyvenantys čia. Nes rusai padėjo daugiausiai pastangų, kad žydus išgelbėti. Jeigu ne rusai, kažin kiek tų žydų būtų likę. Labai abejoju. Pirmas smūgisgi buvo jiems. O lietuviai būtų likę nors keli dar pagal rasės gryninimą. Kam juos būtų palikę, gyvuliam prižiūrėti? Kazimierai, neskaitai? Ne, tai būtų kaip aptarnaujantis personalą. Kaip aptarnaujantis. Nu, nežiūrint visko, kas buvo praeitį, nuotaika gera, nes daug yra sveiko proto žmonių. Tai va, su plokšte. Čia visą dieną. Gražas visi. Nekreipia dėmesio man taip. Taip. Tiesiog praeina pro juos ir viskas. Nu ką, žinau. Prie jų neįsim, mums provokacinių nereikia. Nu čia reikia palaukti. Su šventėm? Va čia yra mūsų sąžinė. Вот за волю к победе. Вы понимаете, идет. Как человек 86 лет идет своим ходом. Вот это наша честь, это еще наше будущее. Вот пока они живы, да? Так, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Это наша надежда. Ну да. Вот видите, человек идет с надеждой. Я пришла, потому что отец мой в этих краях воевал, фотографию присылал, вот из Люблина. Есть у меня фотографии его. А потом из Будапешта присылал фотографии, а потом уже в Берлине его ранило. Так что он дошел до Берлина. А домой вернулся? Вернулся, да. И вернулся домой. Слава Богу. И еще родил 4 детей. Ой, как хорошо. Спасибо вашему отцу, воину-победителю. Спасибо вам. Да. Погибло много, конечно, людей. Что там говорить? Но война не щадит. Война не щадит. Да, все списывает на войну. Жили бы и наслаждались бы жизнью мирные люди. А вот, видите как. Ну что, так красивого вам праздника. Мы вас оставляем в этом трудном, но очень важном пути. Спасибо. Дай вам Бог здоровья. Tai suprantat, pirmąjį smūgį faktiškai gavo šitie žmonės. Ne mes, ne rusai, ne dar kažkas. Pirmąjį smūgį kaip nacija tauta gavo žydai. Žiūrint tada, kas juos puolė labiausiai gelbėjo. Gelbėjo visi. Tai va ta istorija yra tokia įdomi ir paskui mes imam kažkokį kontekstą vieną ir pradedam ten daryti stabus. Kapinė šventa vieta. Paminklas kapinėse. Nuo seno,
Žinau, kad net ir anais laikais buvo tokių įvykių, kad kažkas suniokojo paminklą kapinėse ir žmonės sako, ilgai jis negyvens. Ir tada ant Petrašiūnų pervažos praėjus mėnesį, atrodo, tą žmogų suvažinėjo traukinys. Mes auklėti esam pagarba mirusiam. Ne veltui yra tokia, netgi apie mirusį arba gerai, arba nieko. O šitie žmonės, tėvuliau, jiegi žuvo kare. O kiek jaunystės palaidota, jeigu nueini į kapinės kiekvieno miestelio, kur ten buvo, pavyzdžiui, pas mane Jiezne, net ten skaitai datas 18, 19, ir retas, kuris 23 metų. Nu ir ką. O dabar Ukrainoje gaudo jaunus žmonės. Jie nori atkariauti, Rusija jie nori atkariauti. Visi nori gyventi, kurti šeimas. Ir kiekvienas karas baigėsi sutartim, dėrybomis sutartim. Taip kaip vienas garsus žmogus sako, gal galim praleisti tą karo periodą, sėskit iškart prie dėrybų stalo. O kaip tada tos taikos pasiekti ir tų dėrybų? Nes tos dėrybos gana taip stringa. Na, pavyzdžiui, jeigu tai pasižiūrėt, nesigilinant, bet ar ne, Rusija dar nėra okupavusi, užėmusi Zaporižios miesto, Chersono miestas dabar taip pat neužimtas, yra teritorijos, bet Rusija sako, tai mūsų teritorija. Tai ukrainiečiams dabar pasitraukti, pagal Ukrainos konstituciją ir Krymas yra Ukraina. Čia yra tokie fundamentalūs nesutarimai, tada kaip juos išspręsti jūsų manimu? Nes iš tikrųjų čia yra stiprus nesutarimai. Aš ateinu ne į šitą tašką. Aš ateinu į tą tašką, kai buvo pradėtas auginti konfliktas. Mes tada turim sunerimti. Tuo metu pasaulis turi nukreipti žvilgsnį į tą tašką ir pabandyti. Tada konfliktas buvo visai, ta pradžia tokia. Bet žiūrėkit, mes Rusija. Konfliktas Izraelio, ne? Ten irgi yra baisi. Kažkaip jūs apie tai nekalbat. Bet tai irgi baisi situacija. Irgi skausminga. Dabar dar vienas baisus taškas tarp Pakistano ir Indijos. Jeigu jūs nužiūrėjot, kas vyko, ne? Prieš 100-200 metų, ten irgi baisu buvo. Taip, Valerijus jau atėjo, tai aš jūsų tada netrukdau. Oi, tai tikiuosi, su didelė šventė, su didelė šventė. С праздником, да. С праздником. О, Он не может догнать вас. Хорошо, я только тоже тiesioginę transliaciją. Ir praeitais metais buvo lygiai taip pat. Mes buvom sunerimę, paskambinom, Valerijus sako, ašgi dar parado nepažiūrėjau. Bet šįmet labai daug banderlogų, taip kad... Kaip paradas? Puikus, viskas gražiai, jokių šitų nebuvo užpuolių. Nu ir einam, ten laukia jūsų visi, iš tikrųjų laukia visi, nes laukiam ir jūsų žodžio. Gerbiamas Valerijau, gal galima, kol einat, jūsų paklausti, su kokiom mintim šiandien atėjo gegužės 9 į Antakalnio? Su labai gerom mintim, kad 45 metais Berlyne buvo žvėris, kuris vadinasi nacizmu, bet jis davė metastazės ir mes dabar turim su jais irgi kalbėti. Tai dabar, jūs ir suprantat, ar ne, labai daug prieštaravimų čia ir ten aktyvistai taip pat laukia. Jau toks, žinot, čia, aš jums pasakysiu, čia yra šizofrenija, tokia paranoidalinė. Aš puikiai žinau tą gyvenimą, praėjau puikiai gyvenimo mokyklą ir kai aš matau žmonės, kurie serga rusofobija, man jau gaila. Užtat jie serga ir judofobija, ir baltofobija. Aš žinau, aš istorikas esu. Aš žinau, kas čia darė vokiečiai, kiek čia 5000 jau buvo pasodinta kaip čia pasakyti, kolonizavo jau Lietuvą, pradėjo kolonizuoti, kai vokiečiai okupantai atėjo. Aš žinau, kiek čia užmušių vietinių gyventojų, labai daug, 240 žydų, jų pabėdimų ir taip toliau. Aktyvistai, aišku, kalba ir apie tą sovietų ir nacių atsakomybę kare, jie mini 39 metų nepuolimo sutartį. Kodėl sovietų atsakomybė? Kas ką puolė? Ką, Rusija, Tarybų sąjunga puolė Vokietiją 41 metais. Puolė jie. Su jais buvo susitarta, kad nepulsim viens kitai 39 metais. Buvo susitarta. O jie vis dėlto pirmin. Viskas. Net, aš noriu pasakyti, net 39 metais, kai jau užpuolė Lenkiją, Slovakiją iš apačios, ten ne vieni buvo. Tai buvo 29 rugsėjo sutartis dėl sienų ir irgi buvo susitarta, kad nepuls viens kitą. Paskui Stalinas padovanojo Vilnių Smetonai. Viskas okei. Ir buvo ramu, gražu. O 22 birželio mes turėjom karą jau. Viskas.
O sakykit, kaip suprantu, stebėjot ir paradą dabar, kuris vyko Maskvoje? Taip, kokie įspūdžiai iš stebėjimo, nestebėjimo? Labai geri įspūdžiai, visi praėjo šiki-piki. Putinas su kiekvienu vado, reiškia, tos žmonių, kurie vedė savo kolonas, šitas kopas, jis pasisveikino, padėkojo ir su kiniečiai, ir su Mjanma, ir su Egiptu, ir su visais kitais, kurie ėjo per Raudonoją aikštę ir dalyvavo paradėje. Tai dėl to dabar šiek tiek vėliau atėjot, nes ir Erika Švenčioninė ir Kazimieras Juraitis čia jau anksčiau nuo 10 ar ne? Nu taip, aš nesakiau, kad aš važiuosiu, aš žinau, čia bus išpoliai, bus visko, mane labai myli šitie, aš pasakysiu, šizofrenikai, aš kitaip negalėjau vadinti. Šiaip normaliai žmonės nesikyba prie žmonių, kurie eina. Aš puikiai žinau, aš nieko nesikabinu, aš žinau, ką aš darau, niekam nespjaunu į snukį ar taip, kaip nori, nenori. Man malonu su jumis, man malonu turėti oponentą protingą, jis gali klysti, bet aš žinau tiesą ir aš pasakysiu ją. Ir toks aš esu. Supratau, ačiū labai už komentarą, tada malonu, kad jūs labai geras klausimus uždavėt, ačiū. Netikėtai. O dabar pagrindinis kordonas, gerbėjai labai dabar jos. Nu, man atrodo gerai viskas. Gerai. Lietuviškai kaip reikia. Laukiam, jau ten... Ne, nu, tu žinai, mano manera, aš noriu pažiūrėti. Ir matai, buvo pirmieji šitie. Labą dieną! Tvarkos. Angelai. Angelai. Ponas Ivanovai, kodėl jūs dar ne Rusijoje? A jūs jau su pampersu? Ar jūsų neįleidžia dėl to, kad jūs myščiojat ant akmenų? Dėl to, kad įstojat ant akmenų? A čia ir ne jūsų reikalas. Kodėl jūs dar ne Rusijoje? Aš kaunietis. Kaunietis? Jo. Bet jūs jau bus pasirašytas greitai. Jūs nelaiko šlapimo, nekalbėkit su juo. Jaunimui perduokit dėl saugumo pasaulyje. Čia визит спросите, что хотели для русскоязычной публики. Пожалуйста. Да, вот вопрос такой. Вот что хотели вот эти вот на воротах, да, люди, которые себя возомнили? Ну, это больные люди, это шизофреники, я их так называю. Нормальный человек никогда не подойдет к другому нормальному человеку, одетому прилично, с галстуком, идущим себе вперед, знающим, куда идет, и не будет задавать идиотские вопросы. Что мне интересно, дают свои визитные карточки и презервативы. Я даже не и гордятся, что это их визитная карточка. Да, но это люди, которые, не полного ума люди, как хотеть, Ну, я понимаю, если бы они петицию подали бы, свои позиции. Я еще взял бы, посмотрел, чем они там дышат. Ну, как человек нормальный, историк, мне интересно. А здесь дают презерватив. Ну, идите, ищите, что у вас между ног. Причем здесь я? Нет, так в Европе до сих пор не могут разобраться, что у кого между ног. Все думают, то или не то. Вот и все. Трансгендерная политика. Ну да, с праздничком, друзья. С праздника. Вот, так что все в порядке. Я этих людей знаю. Это люди больные. У них страшные комплексы неполноценности. Начиная с их вождя, который обещал независимость Литве, которая вверг ее такую зависимость, что даже своей власти, по сути дела, сейчас не имеют. Но я послушался, почитал сегодня в Дельфи Науседу, но я обалдел, что он там высказался. Ну и что я не видел? Я даже не могу вспомнить, такую ересь сказал. Я говорю, я не хочу критиковать, он имеет право как президент, но он просто уничижает свою должность и тот народ, который он представляет, тех граждан. Я, честно говоря, думал немножко лучше о нем. Вот, так что, пожалуйста, если у вас есть еще вопросы, идем побеседовать. Я ничего против. А вообще в душе, вот какое настроение? Ну, в душе у меня, конечно, противоречивое настроение. Потому что нацизм еще с оружием в руках отстаивает свои глупые и, в общем-то, человеконенавистские идеи. Там, на юге, и это плохо. Вот. Гибнут люди с одной и с другой стороны. Это плохо. Ну, а надежду дает то, что, понимаете, люди объединяются. Вот смотрите, сейчас большинство населения Земли пошло по пути света, гуманизма и человеколюбия.
не меняют человеческие жизни на деньги, на фантики. Даже это не деньги, а фантики сейчас. Ну что, деньги когда-то были деньгами, когда это были золотые, серебряные монеты. Это можно было чувствовать с праздником. Вот. А сейчас это бумажки. Сколько тебе надо напечатать? Ты мне дай нефти, там больше. Я тебе сейчас напечатаю бумажки. И иди дальше. Но это смешно. Так не работает. Вот. Человек снимает. Вот. Так что все в порядке. У меня чувства двоякие. Парад красивый, парад хороший. Мне понравился. Вот. Ну, посмотрим, что дальше будет. Главное, чтобы были правильные выводы, правильные, так сказать, заключения. И продолжение было умным и гуманным. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый первый снег. Но это все неведомо для всех. Что знаем мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И сегодня из той ноги встал брат, братан. Так шутил молодой пацан, который был без руки. Тому, кто был без ноги. Да, солдат, ты не с той ноги встал. Ты ее на войне потерял. Ты за родину отдал бы все. Бог решает, одну или две. Ты за родину отдал бы руки, только б жили дети и внуки, и правнуки чтили бы род. И в дружбе жил твой народ. Я знаю, ты бы и сердце отдал, как это сделал твой друг и братан. Теперь его тело в броне стоит, теперь он навечно молча глядит. Он так громко молчит, что у тебя прошибает скупая мужская слеза, а в горле твоем поднимается ком, и в голове, как контузия, звон. Расскажи нам про него, солдат, что не скажет теперь сам твой брат. Как снились семья и мамины щи. А может, невеста была, расскажи, не молчи. Про песни, что пел, кто нам расскажет, если не ты? Мы из правды этой сложим баллады про рядовых и комбатов, про врачей, медсамбатов, про волонтеров, про военкоров. Там главные будут слова. Вызываю огонь на себя. 333. Кто, если не мы? Своих не бросаем. Там, где мы, там победа. С нами Бог, с нами правда, с нами совесть и честь. И обязательно, мама сказала, надеть. Ты свидетель, солдат, ты живой. И с одной рукой или ногой подтвердишь, ничего не тая. Пацаны не бросали на ветер слова. Вызываем огонь на себя. За семью, за отечество, нет для награды. Для себя только честь. И если надо, граната. Ты сегодня не с той ноги встал, братан. Так шутил молодой пацан, который был без руки, тому, кто был без ноги. Смеются над смертью бойцы, презирая планы войны. Пока такие есть пацаны, будет жизнь у этой страны. Спасибо. Фу, с кардиостимулятором тяжело. Вечная слава героя. Герой был. Герой Советского Союза. Ага, он с женой здесь похоронен. Бородин, я его знал. Последний герой Советского Союза в Литве. Был еще с ним знаком. Вечная память, вечный покой.